vertinate varžybą? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti varžovus. Praeitų metų finalinės varžybos pakartojom reguliariam sezone ir pirmus 2 kėlinius buvom užmygę, žaidėm ne savo žaidimą, atsigavom tik 3-4 kėlinį ir pradėjom rodyti savo žaidimą. Tai truko laiko. O kaip ar tai buvo jums patiems principinė dvikova, nes visgi finalo pakartojimas? Na be abejo, tai buvo savaitės varžybos Klaipėdos miesto lygoje ir be abejo, norėjosi laimėti, buvo vis dėlto finalininkų vėl susitikimas ir dar kartą norėčiau pasveikinti varžovus ir gaila, kad nepavyko išplėšti pergalę. Taigi, linkime, sėkmės toliau. Ačiū. Taigi, sveikiname su varžybom, su pergalė. Dėkui. Kaip vertinate varžybą? O gerai, jeigu laimėjom, tai geras turbūt varžybos buvo. Aišku, ten buvom daugiau, ten buvo plus 15 gal kiek, po to pasileidom. Bet antras raundas finalo praeitų metų ir mama, mes laimėjom! Šiaip, pat žinot, kad finalo pakartojimas, kaip ar jums tai buvo principinė kažkiek dvikova, dar plius žinant, kad patyrė KVK pirmą pralaimėjimą? Porą, kur naujų buvo žaidėjai komandai, tai jiem gal nebuvo principinė, bet mes visi jautėm, kad tą įtampą, kad jeigu pralaimėsim, tai bus išvis ne kažką. To labiau mūsų buvo gal 7 susirinkę, o priešininkų ten 15. Dar kartą sveikinu. Ačiū. Pergalė. Sėkmės toliau. Dėkui.